tai ta nagrinėjama teritorija, dar pasikartosim, yra 11 hektarų, dėl to nepriešta. Iš jų 1,5 hektaro yra Baltaškės gaus. Noriu priminti, kad vis tik tai mes esame komercinio nekilnojamo turto vystytojai, prašau atkreipti dėmesį, projektuojant tas erdves, tai yra tik patarimas, aišku, nereikalavimas. Jūs prieš tai pranešėję matėte sklypus, kur buvo įvardinti savininkai. Tai be abejo, darydami vizijas, jūs galite iš tų ribų išeiti, jeigu matot, kad tai yra neabejotinai geras sprendimas. Tai nėra taip, kad jūs būtinai turite komerciją suprojektuoti 1,5 hektaro teritoriją. Dar toksai vienas būtų pamąstymų retorinis klausimas. Kuomet jūs mąstysite apie 11 hektarų viziją, jūs pamastykite, o ką jūs darytumėt kitaip, jeigu ta teritorija būtų ne 11 hektarų, tik tai 1,5 hektaro. Tai yra va šita teritorija, kur yra šitas pastatas. Ar jūs darytumėt ką nors kitaip? Dabar dėl reiškia tų srautų ir pėsčiųjų ir transporto. Mano patarimas būtų, kad tas tiltas, kuris čia buvo minėtas pėsčiųjų perspektyvoje šitoje vietoje, vis tik tai jis tikrai negalės būti naudojamas viešajam ar, sakykime, automobiliniam transportui vien dėl tos priežasties, kad ir šiandieną Kelių tyrimų institutas sako labai aiškiai, kad reikia mažinti srautus į senamiestį. Jūs įsivaizduokite, jeigu paleistumė srautus palei Vilnių, kad ir laikinai, kad ir pusmečių metams, tai tikrai yra neišeitis. Visi miestai stengiasi, kad transportas apeitų senamiesčius, varžomas įvažiavimas, daroma kainodara tam tikra. Tikrai nereikėtų galvoti apie tai, kad štai tas tiltas galėtų išspręsti kažkokius klausimus transportui. Tęsiant dar kartą apie pėsčiuosius ir transportą, vis tik tai juodo apskritimų paminėta vieta iš tikrųjų yra probleminė. Ir mūsų supratimu ten turėtų, toj vietoje kažkur turėtų vis tik tai būti kalba apie transporto, reiškia, srautų sodinimą. Ten toj vietoje turėtų būti galvojama apie parkingus. Ne visas transportas turėtų keliauti į senamiestį. Kitos vietos tiesiog natūraliai matosi, kad nėra. Reikėtų Jonavos gatvę kilti į viršų. Geltona spalvoje analizuoti pėsčiųjų srautai, iš tikrųjų šiandieną tos gatvelės, kurios yra mažos besisiekiančios su Lituanikos teritorija, iš tikrųjų jos, na, kaip yra akligatvė, jos neturi tęsinio. Mums yra iš tikrųjų labai svarbi darna. Darna su mūsų teritorija, kad vis tik tai tie pėstieji tikrai galėtų laisvai vaikščioti. Kita mintis, jeigu būtų galvojami sprendimai požeminio parkingo ir būtų neišvengiama galvoti apie išvažiavimus iš požeminio parkingo po 111 hektarų teritoriją, mąstykite apie išvažiavimus požemyje, o leiskite pėsčiuosius viršumi. Tai yra pirmam lygyje. Tegul pėstieji vaikšto laisvai, automobilius paleiskite po žemę, bent jau minus pirmame aukšte. Patiko pastabos dėl to vandens lygio, iš tikrųjų tai yra svarbu, nors ta tikimybė yra vieną kartą per 100 metų, bet svarbu atkreipti tai dėmesį ir matyti krantinių klausimas vienaip ar kitaip čia turėtų būti sprendžiamas. Nebijokite tų suvaržymų, kuriuos tik jums prieš tai buvęs pranešėjas išvardino. Mes sąmoningai nededam jums daug apribojimų į konkurso sąlygas. Tai yra pirma vizijų konkurso dalis, bus vėlesni etapai, reiškia konkurso sąlygos antrame etape bus tikslinamos. Mes manome, kad jeigu yra iš tikrųjų geri sprendimai, yra įmanoma keisti ir planavimo dokumentus. Juk prisiminkime, kad 11 hektarų teritorijoje pagrindinis savininkas yra ne kas kitas, o miestas. Miestas yra šeimininkas ir jam spręsti iš tikrųjų tos teritorijos likimą. Ir tie visi metrai atstumai, suprantu, tai yra svarbu. Bet tai yra tikrai neturėtų būti jums kliuvinys mąstyti ir galvoti apie tai. Na, visi šitie išvardinti unikalūs komponentai, manau, jau buvo aptarti šiandien, aš tiesiog nenorėčiau juos trumpai sustoti. Manau, kad ir istoriniai momentai taip pat yra svarbus.
Pilis be abejo svarbi, prieš tai buvo pirminės mintis netgi buvo apimti ir pilies teritoriją, sueinant netgi iki Nemuno ir Neries santakos, bet vėliau mes tos minties atsisakėme ir tą teritorijos kaip programą sumažinome iki 11 hektarų. Apie traukos taškus iš tikrųjų kalbėjom. Mes manome, kad pasikartosiu, kad jie turėtų būti, kokie jūs turėtumėt patys juos pasiūlyti. Be jų šita vieta iš tikrųjų nebus patraukli, o jeigu mes norim, kad ten gyvenimas virtų, vis tik tai kažką turi pasiūlyti įdomaus. Dar kartą prie tos programos, kurie jau, man atrodo, praeiti pranešėjai irgi šiek tiek komentavo. Šita plotų išklotinė, kurią jūs šiandien matote, yra parengta remiantis keliais dalykais. Pirma, tai yra labai panaši struktūra šiandieniniam senamiestyje. Antra, tai yra nagrinėta tarptautinė praktika ir tie procentai yra išvesti iš kitų analogiškų miestų, kurie yra turintys analogiškus projektus senamiestyje. Tai kartojantis reiškia, kalbame iš tikrųjų apie 100 000 kvadratinių metrų teritorija, kurios išskaidymas į komercinį ofisus gyvenamąją yra toksai, nebijokite keisti šitų proporcijų. Jeigu jūs manot, kad jos turėtų šiek tiek koreguotis, jas koreguoti. Tai yra mūsų analizės išdava. Automobilių stovėjimo aikštelės. Čia yra irgi suskaičiuoti plotai, kurie yra reikalingi visai šitai teritorijai. Tai yra iš tikrųjų nemaži skaičiai ir be abejo, tai vis dar nemažomis investicijomis. Tos investicijos gali siekti iki 100 milijonų litų, gal ir daugiau, jeigu imsime transporto schemą su 2 lygių sankryžomis. Dar jeigu grįžtam prie aikštelių ir transporto schemos, vis tik tai abejotina, kad miestas apsispręs ir darys tunelį. Mūsų pokalbių su meru iš tikrųjų tai yra tikrai milžiniški pinigai ir šiandien reikia rinktis tokį sprendimą, kuris vis tik tai yra realus 50 metų bėgiai. Tikrai sunku tikėtis šiandieną su sprendimo su tuneliu. Jisai teoriškai galimas, bet kaip tai nėra tai, kas šiandien yra. Viešos erdvės darbėjokas, tai yra dalis traukos, dalis tos harmonijos, dalis to šilumos senamiestyje, iš tikrųjų tai turi būti padidintas dėmesys, tai vietai vis tik tai ryšys su Santakos parku yra tikrai labai svarbus ir tie plotai mums tikrai yra labai svarbus.